Sveiki, kaip įvertinti, ar sklypo gali būti keičiama paskirtis ar ne? Taigi, pirmoje vietoje reikia sužinoti, kur yra sklypo lokacija. Tam tinka Maps platforma. Tada reikia parsisiųsti žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinį. Dažnai tai būna savivaldybės tinklalapyje, kur rajono arba miesto, ir įrašyti į Google teritorijos bendrasis planas. Ir tenais būtent surasti žemės naudojimo, reiškiasi, poziciją. tą brėžinį parsisiuntus mes turim panašų vaizdą. Reikia surasti šito sklypo lokalizaciją šitame. Jog tai būtų paprasta atlikti, dažnai aš naudoju 2 ekranus ir vieną lygiagrečiai kito žiūriu. Tiesiog tolindamas atstumą, sulygindamas pagal vietovės kontūrus, pavyzdžiui, ežeras, surandu vietovę čia, matot, va čia yra ežeras, ne? Ir čia yra ežeras, mūsų sklypas yra tenai, reiškia atskaitos taškas yra, gali būti ežeras. Tada surandu šitą tašką vietovėje, būtent tokiu vat zoom būdu. Ir, na, aš jau kadangi šitą sklypą pasitikrinau, jisai yra vat kažkur šitoje vietoje, vat šitoje vietoje, ne? Turiu išsikirpęs netgi ištrauką, iš tikrųjų, prasminga tą padaryti. Yra toliau dešiniai pusėje lentelė, kuri paaiškina, kas yra kas. Ir aš ten suradęs tinkamą vietos ištrauką, matau, kad vat pažymėta teritorija yra kaip žymima. Patraukim į dešinę pradžią. Nu ir taip, šičia vat lentelė ir yra, būtent mes turim šviesiai rausvą spalvą. Va, būt šitą spalvą, vadinasi prioritetinės plėtros centrai. Nu ir čia galima keisti paskirtis ir surašyta viena iš jų gyvenamosios teritorijos. Tai va, yra tokis potencialas. Tarkim, jeigu tikslas gyvenamoji, tačiau mes matome yra įstrižos linijos, taip pat kažką jos reiškia. Grįžtam, praeinam pro lentelę, nagrinėjam, na, būtent šiuo atveju aš jau patikrinau, kad tai yra papuola į gamtinio karkaso turizmo ten teritoriją. Nu ir jau čia reikia žiūrėti detaliau turizmo gamtos kultūros paveldo plėtojimo brėžinį. Tačiau dažnu atveju to pakanka identifikuoti. Jeigu surandate sklypo vietą, pasižiūrite, kokia spalva atitinka ir tada nueinat į lentelę ir prisizuminat ir perskaitot atitinkamai spalvas. Tai būna jau vystomos teritorijos pagrinde, esamos užstatytos teritorijos, prioritetiniai plėtros centrai, na ir kitos zonos įvairiausios.